Sveiki visi, su jumis Nekromas ir šiandien mes pradedam naują rubriką iš maisto gaminimo, tai yra aš bandysiu auginti namie grybus. Va, pas mus tokia pakuotė, grybai vadinasi šitakė, labai geri sveikatai, mat, ir bandysim juos auginti. Va, kaip atrodo šitas visas dalykas. Dabar mums reikia parai laiko visą tai mirkyti. Tu prasme įdėti į kibirą ar kažkokį indą didelį ir tenai užpilti vandeniu ir kad išstovėtų parą išmirktų. Na štai chebrytė, va, išmirko mūsų tai grybai. Va, dabar juos dedam į tą mūsų indelį, kaip matot. Va, čia reikia kaip ir reikia, gal ir nereikia, kad šie čeneles papurkšti vandeniu. Nors pagal mane šitas degnės jam dabar kol kas bent vienai dienai bus per akis. Vat, neaišku, va čia kažtokie, va. Toks jausmas, kad šitie grybai jau išlindę. Matot tokie? Vat, nu žiūrėsim bendrai. Štai va taip atrodo tas tipo šiltnamis, kažkodėl dangtelis nesilaiko, todėl teko bantuku pririšti, kad laikytųsi. Nu, va taip atrodo visas tas dalykas. Va, kaip sakiau, prie reiškia yra instrukcija, va, čia viduj parašyta. Va taip atrodys patys grybukai, kai išaugs. Ir va čia, va, kaip matot, va, kaip tipo turi viskas būt, bet kažkodėl dangtis pas mus nesilaiko. Vat. Nu, lauksim, kol pasirodys pirmi grybukai, tada tęsim video. Na ką, štai mūsų pirmi grybukai, matot? Jau čia daugiau, aišku, išlindę, bet šitie, vat, jau bent galim suprast, kad čia grybukas. Va, matot kokie. Pradeda mūsų, fokusas pasimetė, pradeda mūsų grybukai po biškeliuką augti. Va, matot? Va, kokie. Nu, čia man neišeina paprasčiausiai užgriebti tiek, bet jau augimas pirmas yra, pradžia yra. Nu štai, o taip mūsų grybukai atrodo jau 4 dieną teko juos perkelti štai tokį vazoną, todėl kad jie nebetelpa toj dėžutėj, pradėjo augti ant šonų ir jiems ten nepatogu, juos spaudžia, nėra vietos. Tai va tokie monai. Na va, praėjo savaitė. Matot, kokie pas mus jau grybukai. Jau greitai rinksim derlių. Matot, kokie išaugo jau. Nu ką, chebrytė, štai 9 dieną. Štai kokie mūsų grybukai. Ir šiandien jau mes rinksim su jumis derlių. Va. Va, kaip jie atrodo. Gal čia biškį. Ekstraktą pasikabinau. Tokie grybukai pas mumis. O, dar vienas. Vat. Ten dar mažiukų vat yra. O, šitą aviškai. Va tokis pas mumis pirmas, kaip sakant, bandymas, pirmas derlius. Dabar reikia nurinkus grybukus, tą ekstraktą 2 savaitėm mėnesį duoti pailsėti, tada vėl visą procesą pradėti iš naujo ir taip iki 5 kartų. Va, taigi, tai baigėsi mūsų grybukų, taip sakant, auginimas, matot, kiek maždaug čia gavosi. Va, nu ir susitiksim jau su jumis kitam video, kai auginsim reišį grybus. Vat. Na, o čia norėčiau atsisveikinti, štai toks įspūdis, gan įdomus užsiėmimas, geri įspūdžiai.
Vat, ir jums visiems sėkmės, sveikatėlės, su jumis buvo Nekromas ir mes auginom šitakį grybus. Dabar iki naujų susitikimų.